Kasdienis. Sveiki visi ir šiandien noriu jums šiek tiek papasakoti apie savo makiažo rutiną bei veido priežiūros rutiną būtent vasarą, nes vasariniai būna visiškai kitokia negu žiemą. Paprastai žiemą aš apsikraunu veidą įvairiom priemonėm, kurių kartais man net nereikia, tai naudoju maskuoklius, pudras ir panašiai. Bet manau, kad vasaros metu man užtenka paprasčiausiai ant tokio pieštuko, taigi dabar aš jums tiesiog parodysiu, kokia yra mano makiažo rutina vasaros metu. Pasiimu patį paprasčiausiai veido kremą su SPF. Ir pasiimu antakių šešėlius arba antakių pieštuką arba bet ką tiesiog antakiam, tai dabar naudoju štai tokią spalvą dėl plaukų spalvos. Ir volia, mano kasdienis makiažas baigtas. Iš tikrųjų, aš manau, kad vasaros metu tikrai nereikia savęs apkrauti pudromis, maskuokliais, kompaktiniam pudrom ir visokiom tiesiog bereikalingom priemonėm. Jums užtenka pasiryškinti savo pagrindinį bruožą, tai gali būti lūpos arba antakiai. Ir tiesiog uždėti veido kremo su apsauga, bei nepamiršti karts nuo karto veidą padrėkinti kokią nors kaukę, šveitikliu ar naudoti prausiklius su makiažo valikliais kiekvieną vakarą. Tai tikrai labai daug atvejų žinau, kai draugėm išaugo spuogas ir kažkas ir sako, ne, aš tikrai nevalysiu prie ežero, ne, nevažiuojam prie jūros ir panašiai, nes man čia tas, man čia anas. Neturi būti, jūs turite mylėti save tokius, kokius jūs esat. Aš manau, kad visiškai normalu yra turėti vieną kitą spuogelį ir jo nebijoti, tiesiog palikti tokį, koks jis yra, negu dengti jį storais sluoksniais, lėkti prie ežero karštą dieną ir prakaituoti ir tiesiog. Ir aš manau, kad pagrindinis dalykas, kurį vasarą panelė turėtų, tai yra graži šypsena ir švari oda, neapkrauta pudromis ir panašiai. Aišku, yra progos, kai yra proginis makiažas ir panašiai, bet kasdienai geriau investuoti laiką į gerą priežą negu į on fleek makiažą. Manau, kad vasarą mums reikėtų visoms nebijoti rodytis natūralioms ir tiesiog prižiūrėti savo odą bei mylėti ją. Ir tikrai nebijoti lėkti prie ežero išaugus kokiam nors spuogui dėl to, kad jį kažkas pamatys, nes realiai niekam nerūpi. Ir dabar noriu su jumis pasidalinti pagrindinės priemonės, kurias aš naudoju vasarą, kad neturėti čia 10 šveitiklių, prausiklių, kaukių ir panašiai. Aš turiu vieną efektyvią priemonę, tai yra Pure Active 3 viename Garnier. Tai yra kaukė, prausiklis ir šveitiklis viename. Ir šitą priemonę gali sakyti Drogė, Maximo, ypač per grožio mugę labai didelės nuolaidos būna. Ir tiesiog, kas man joje patinka, tai jos konsistencija yra žiauriai faina, jinai šaldo veidą ir ją galima šveisti ir palaukti, kol išdžius ir tada jinai, žodžiu, išvalys jūsų poras. Arba galima tiesiog nuplauti veidą su ją kaip su prausikliu. Žodžiu, man tiesiog patinka tai, kad tai yra 3 viename ir jinai yra labai universali. Jinai labai skaniai ir gaiviai kvepia. Labai fain turėti tokį dalykėlį duše ir kol laikai kondicionierių užsidėti kaukę ant plaukų, tada nusplauti kūną, nusplauti kondicionierių, tada nusplauti kaukę. Visa mano dušo rutina. Tikrai tokį dalykėlį rekomenduoju. Žiauriai nice. Dalykas, kurį aš naudoju, tai yra be abejo micelinis vanduo. Dabar turiu kitokį, anksčiau paprastai naudodavau būtent su rožiniu kamštuku ir visą baltą. Realiai nepasakyčiau, kad jie labai daug skiriasi, tiesiog šitas yra Pure Active ir šitas yra Pure Active. Aš jį naudoju kaip toniką arba kaip makiažo valiklis. Tiesiog, kaip pastebėt, man patinka daugiafunkcijas priemonės. Tai jo, šitus du labai rekomenduoju. Ir tiesiog pagrindinis dalykas, kurį aš norėčiau merginas paskatinti daryti, tai yra nebijoti nesidažyti daug vasarą. Jums užtenka jūsų antakio arba jūsų lūpų, o jūs pačios be makiažo iš viso esat labai gražios. Va, tokia būtų mano veido priežiūros ir makiažo kasdienio rutina vasarą. Aš tikiuosi jums buvo įdomu ir norint laimėti šias priemonės, spauskite nuorodą description boxe. Ten užpildykite apklausą ir atsakykite į tam tikrus klausimus. Ir turėkite galimybę laimėti Pure Active produktus iš Garnier. Taigi linkim sėkmės ir čiau, susitiksim jau greitai, nebijokite būti savimi.